Labas vakaras kolektyvas, taigi. Galim pasidžiaugti, kad marketas toliau grybauja. Taip galim paimti, bet nuo to mes nepabėgsim ir bandom prisitaikyti prie samos situacijos. Treidas, kurį dabar aptarsiu, buvo visai neblogas. Man jisai visai patiko. Pirmas tik profitas paimtas, antras tik profitas nebuvo paimtas, tačiau jau tikslingai taikytasi prie 1/10. Kas duoda indicationus, jog žingsnis po žingsnio grįžtam į ritmą. Marketas, tikėkime, greitų metų atsigaus visiškai tvarkingai ir tų 1/10 treidų bus daugiau ir daugiau. Tad varom pasižiūrėsim argumentus ir pasižiūrėsim, kaip jis sudėjo mūsų GBP USD. Taigi. Aha, žiūrėkit, kągi mes turime. Automatiškai gali matyti stiprų downtrendą apačiom. Ir šitoje vietoje sukurta Azijos hajų, visos dienos hajus lygiai taip pat. Tai dabar matomas logiškas 1/10 taikymasis. Kaip ir sakau, po truputuką rinka grįžta į vėžes. Dabar žiūrėkit, kodėl būtent nuo čia pradėjau taikytis longą. Šita zona galim atsitraukti truputuką ir galim pamatyti, gerai, čia senas treidas, nesvarbu. Turime šitoj vietoj mes demandą. Iš 15 minučių turime demandą. Nuo šitos vietos, ką kaina daro, nuo šitos vietos kaina kyla į viršų. Ir paskutinis tačas buvo pats stipriausias, kaina labai stipriai sukilo į viršų. Grįžimas vėl iki demandų. Kaip matom, prieš Londono atsidarimą kaina vėl grįžo iki demando ir pradėjo važiuoti viršun. Reiškia, 4 stiprus taškai, kurie parodo, jog nuo šitos vietos kaina pradeda važiuoti viršų, tai mums paprastiems mirtingiesiems traderiams reikia ieškoti longo pozicijos. Čia yra labai elementaru ir neperspaudžiant, pasakykime, teorijos, daryti tai, ką supranti. Ir pasikartosiu, dirbkit su prop firmom, viskas to yra gerai, bet prie to pačio auginkitės brokerio account. Aš naudoju 8capą, taip pat yra sukurtas Heroes brokeris, kuris turi tradelokerio funkciją, tad kam kas patogiau, prisiregistruokit ir pradėkit augintis account. Dabar vėlgi buvo paprasčiausia marketo struktūra, kas ėjo čia į apačią, kaip matot, nuo šito imbalanso turėjome mes vieną atsimušimą. Čia nepalėtė šitoj va vietoj, tačiau irgi nuvažiavo žemyn. Čia buvo minimalus liquidity grebas nuo mūsų imbalanso ir važiavimas apačion. Vėl grįžo iki mūsų demandų. Ką mes darome? Mes laukiame progos įeiti. Gilinamės pagal marketo struktūrą, mes čia turime change of character. Galima matyti, tikrai, tikiuosi supranta teoriją ir tai nėra sudėtingas dalykas, kurio būtų galima nesuprasti. Ir mes ieškome enterį. Dabar teoriškai tai. Enterį buvo galima dėti ir nuo kitos vietos, kas būtų nuo šito imbalanso. Būtent nuo šito imbalanso mes galėjome įeidinėti. Ir čia būtų labai gražus enteris. Būtent čia. Ir važiavimas į viršų. Tačiau laukiau truputuką daugiau patvirtinimų, kas būtų, jog šitoj vietoj piešiamas bosas. Ir tada mes nuo kito imbalanso įeidinėsime į trade. Viskas yra paprasta, viskas buvo labai elementaru. Ir tikrai buvo galima atlikti neblogų pozicijų, neblogai eiti. Ir pats tikslas buvo, kad treidas iki vakaro suvaikščiotų. Dabar enterį turim, savo statinį take profitą turim, antrasis take profitas lygiai taip pat, eina dienos hajus, vėlgi gaunasi 1/10, kaip ir sakau, labai tvarkingai treidas suvaikščiojo. Tai irgi buvo šiokių tokių niuansų, sakykime, taip galim pasižiūrėti. Treidas įėjo. Ir dabar vietos, kurios man labai nepatiko, ne? Tik profitas paimtas. Su tuo galima labai pasidžiaugti, bet zona, kuri atlaikė, tai buvo apatinis imbalansas. Būtent šita vieta, žiūrėkit, nuo šitos vietos, sakykime, būtų pirmas enteris. Nuo šitos vietos būtų antrasis enteris. Čia būtų trečiasis enteris. Jeigu žiūrint dar tiksliau.
Ir nuo šitos vietos automatiškai, jeigu tu įeidinėji, SL-as tavo žemiau Viko ir SL-as būtų gavusis, čia netgi dar mažesnis 3 pipai, kas duoda automatiškai didesnį risk rewardą, jeigu tu judi iki Azijos High'aus ir jeigu šitoj vietoj būtent taip įėjus ir daina mūsų dienos High'ų, mes turime, sakykime, 1/15 risk rewardą. Ir dabar taip, marketas sujudėjo, paėmė mūsų pirmąjį tai profitą, 1/3, lokina mes profitą, turime 1,5% pliuso. Teoriškai šitas 1,5% gabaliukas, šitas 1,5% gabaliukas turėtų būti čia žemiau Vikų, bet tada nesigauna 0,5%, pasiėmiau čia, vadovaujamasi tuo, jog yra pas mus šiai balansas. Ir nuo šitos vietos, grįž, pasimsim dar 0,5%, kas duoda 2% ir spėkit, kasgi nutiko, kaina, ką padarė, grįžo. Va taip. Buvo potencialo dar toliau kilti viršų, tačiau, truputis po truputį, kaina nuvažiavo žemyn, paėmė mūsų 0,5% ir iš viso nuvažiavo žemiau. Ir dabar žiūrėkit įdomus dalykai. Šitos vietos imbalansas, ką padarė, patapo paprasčiausių resistance lygių. Nuo šitos vietos būtent kaina, žiūrėkit, ką daro, šoka žemyn, čia vėlgi lygiai taip pat šoka žemyn. Ir dabar žiūrint dar toliau. Pati analizė gera. Dabar kodėl? Aišku, tu per eventus trading negali, tačiau, yra tačiau, kaina labai tvarkingai važinėjo rėžiuose, nekrito žemiau demando, kas yra iš tikrųjų pliusas. Ir jau po to, po eventų, žiūrėkit, kas įvyko. Matot, kaina kaip, sakykime, laikosi labai tvarkingai. Ir tada jau kaina, kaip žinau, nuvažiavo iki pat tik profito. Pati analizė buvo gera, bet dabar žiūrėkit, tai parodo, jog marketas, ką daro, laukia eventų. Todėl kartojos, jog tradinti, kai yra eventai, dienomis neverta. Šiuo atveju vakare labai stipriai, bet vėlgi matėsi, jog marketas tų eventų laukia. Marketas eventų laukia ir tik tai atėjus eventams prasidėjo pagrindinis judesys, kuris nuo ryto buvo matomas ir kaina pasiekė dienos high ir tokiu atveju viskas būtų tvarkingai. Bet vėlgi, nebūtų eventų, galbūt būtų treidas su jas. Eventai buvo, marketas stipriai, sakykime, konsolidavosi ties demandu. Ir demandas tikrai parodė, jog yra pirkėjų ir marketas labai stipriai sudėjo į viršų ten, kur ir buvo planuota. Tai va, hebrytė, marketas, kaip sakau, atsigauna, nenorom, bet atsigauna. Ir tikrai galima pradėti ieškoti didesnių pozicijų, galima ieškoti geresnių pozicijų. Svarbiausia yra išlaukti, svarbiausia yra netreidinti per eventus. Ir kaip visados, mokomės, dirbame ir judame link bendro tikslo. Uždirbti dolerių. Bye bye.